Sveiki! Noriu Jums pristatyti vieną iš mūsų funkcionalumų, kuris pasitarnaus dirbantiems ypatingai su išankstinėmis sąskaitomis, kurių pagalba yra suteikiama sąskaita klientui avansui apmokėti. Tai kaip atrodo ir kaip padaryti taip, kad galutinėje sąskaitoje faktūroje, kai išankstinė sąskaita yra dalinai apmokėta, jau matytųsi galutinė likutinė mokėtina suma įvertinus jau gautą dalinį apmokėjimą. Tai visų pirma keliaujame į nustatymus, į sąskaitų skiltį ir aktyvuojame nustatymą rodyti išankstinės sąskaitos apmokėjimo likutį sąskaitoje faktūroje. Aktyvavus šitą nustatymą, susikuriame išankstinę sąskaitą faktūrą. Pasirenkame išankstinės sąskaitos faktūros tipą, pasirenkame pirkėją, pasirenkame prekes, kurias mes norime parduoti klientui, ir bus taikomas avansinis apmokėjimas ir sukuriame sąskaitą faktūrą. Sukūrus sąskaitą faktūrą galime įsitraukti dalinį apmokėjimą, kaip pavyzdys 500 eurų. Pažymime, kad konvertuotų išankstinę sąskaitą faktūrą jau į galutinę, pasirenkame seriją, jeigu nėra susieta, ir paspaudžiame įtraukti mokėjimą. Kaip matome, sąskaita iš karto konvertavosi į PVM sąskaitą faktūrą, į galutinę, iš karto prisidėjo ir tas avansinis mokėjimas, kuris buvo užfiksuotas prie išankstinės sąskaitos, matome ir statusą, bei sąsają, iš kurios išankstinės sąskaitos buvo konvertavimas atliktas į šią galutinę. Dabar atsidarius PDF-ą, jūs jau matysite ir klientas matys, kad iš bendros sumos apmokėta dalis buvo 500 eurų ir likusi mokėti suma yra 1000 eurų. Tikimės, kad šis funkcionalumas pagelbės ir palengvins jūsų komunikaciją su klientais ir jiem bus tiesiog aiškesnė informacija, kokią galutinę sumą jiems jau reikia apmokėti. Tai gero naudojimo ir iki.